Sveiki visi, sveikinuosi servise 007 už Dodge Durango modelio vairo. Faceliftinis 23 metų modelis, 92 000 km rida ir testuojam automobilį, kaip matot, greitkelyje, autostradoje, tam, kad įsitikintume, jog automobilis važiuoja puikiai visose sukių bei apkrovos diapazonuose. Realiai puikiai, be jokių problemų, jokių pastabų automobilių neturiu. Tikrai visam sukių diapazone matom, kad turim pakankamai kuro, kad mišinius kontroliuojam, kad jie yra geri ir tinkami. Taip, kad su Land Renzo sistema, kurią čia sumontavom servise 007, jokių problemų tikrai nekyla, jokių traukos duobių, jokių pagreitėjant, jokių kažkokių greičių dėžės, kitokių pojūčių. Tikrai viskas sklandžiai ir puikiai. Tai jeigu kažkas planuojate ar įsigyti Dodge Durangą ar aplamai bet ką, kas yra su 5.7 Hemi RT modeliukas, tai turėkite omeny, kad servise 007 galim pasiūlyti tikrai patį kokybiškiausią komplektą, kokį iš principo turim. 8 cilindrą mes jokių kažkokių pasirinkimo variantų nelabai klientam ir siūlom, montuojam arba patį geriausią variantą, tokį, kaip kas turi būti sudėta, su 2 dujų reduktoriais, kad automobilis tikrai važiuotų ir dabar, ir ne vieną 10 000 km puikiai, negadindamas variklio, netrumpindamas jo gyvenimo, išlaikydamas dinamiką, trauką visose diapazonuose. Taip, kad jeigu ieškot kokybiškų sprendimų, susisiekit, tikrai mielai padėsim. O apie šį konkretų variantą, jeigu įdomu dar detaliau, tai bus ir atskiras video reportažas apie tai, reiškia, kokią sistemą sudėjom, kur kokie komponentai, nors jų esame begalę paleidę ir šiaip eiliai turim 6 ar 8 5.7 Hemi, reiškia, variklius su dujinės įrangos montavimui. Tie darbai be abejonės užtrunka, praktiškai 3 dienos darbų prie mašinos yra iki tol, kol mes esam pasirengę atiduoti klientui, o klientui atiduodam, kaip matot, visą laiką automobilį pilnai ištestuota, švarių variklio skyrium, viskas nuvalyta, sutvarkyta, visi supildyti dokumentai, garantinės knygelės ir panašus dalykai. Taip, kad jeigu ieškot kokybiškų sprendimų, dujinės įrangos montavimo sprendimų, pasikartosiu, servisas 007 laukia jūsų užklausimų. Ačiū.